Nacionalinės ledo ritulio lygos pirmojo divizijono centro konferencijoje susitiko Kauno Crazy Puck su Kauno Bizonais. Dar prieš rungtynes Kauno Crazy Puck kapitonas Mindaugas Pranckietis buvo nusiteikęs optimistiškai ir vardijo savo komandos stipriąsias pusės. Mūsų turbūt stiprioji pusė tai, kad mes dažniausiai neleidžiam priešininkams žaisti jų norimo žaidimo. Mes įveliam jų žaidimo tokį truputėlį chaosą. Turim labai stiprų vartininką šiandien, tai tas irgi labai daug duos. O jų stiprioji pusė turbūt didesnė patirtis nei mūsų. Tačiau pirmasis kėlinys Crazy Puck komandai prasidėjo sunkiai. Jau 6 minutę Bizonai pirmavo 2-0, o kėlinį užbaigė sausai 3-0. Crazy Puck net neketino nuleisti rankų ir antrajame kėlinyje susijėmė ir pelnė 2 taškus. Tačiau Bizonų tai neišgąsdino ir antrasis kėlinys baigėsi rezultatu 6-2. Per trečią kėlinį nebuvo pelnyta nei vieno papildomo taško, tačiau abi komandos sugebėjo pasižymėti drausminėmis 10 minučių nuobaudomis. Rungtynės baigėsi rezultatu 6-2 Bizonų pergalė. Bizonams įvarčius pelnė Dovydas Ražanauskas, Vytas Sakalauskas, Tomas Butrauskas, Elionas Kotvinskis, Genadijus Nazarovas, Vytautas Ežerskis, o Kauno Crazy Puck komandai abu įvarčius pelnė Vaidas Gervė. Kaip ir kapitonas pradžioje sakė, varžybų patirties trūkumas. Pirmą kėlinį kažkaip sunkiai įsibėgėjom, trūko iniciatyvos, atidavėm priešininkam, gavom greitus įvarčius, išmušė iš vėžių, paskui kažkaip antrą, trečią susėmėm, bet tai buvo vėlu. Kaip visada jaunimas gerai žaidė, jaunas puolėjas buvo, trečias trejetas, labai gerai sužaidė, vartininkas. Vis dėlto Bizonų lyderis pripažino, jog šios jau antrosios rungtynės šį sezoną su Crazy Puck buvo žymiai sunkesnės. Šį kartą buvo žymiai sunkiau žaisti, sakau, labai sekėsi mušti įvarčius, skaitau, kad tobulėja, su kiekvienu žaidimu vis geriau žaidžia.